Sorry. Gerai, su Stefanu. Kardi Hinkali. Now it's Euro 25. Euro 25? To check out. Žodžiu. Tada pirmiausia, tai biškį cigerą. Nice backpacks. Sorry? You're also African. No. Tai, žodžiu, išnaudojau 9 eurus maksimaliai, kiek įmanoma. Nusimaudžiau, išsiskalbiau rūbus, išsidžiovinau rūbus ir tada ant viso šito dar pamiegojau ten. Tas toksai miegas buvo visą laiką ant alerto tokio. Tai iki kiek aš, iki 6 ryto pratempiau. Supa, sakyčiau, supa kaip Francas. Tai 4 valandas. Nu čia neįmanoma, nes aš visai kitaip atrodau, bet gal jisai galvoja, kad aš Kurt Kazas, jeigu jisai sako South African, nes Kurt Kazas iš South Afrikos. Mėginu varyti į Pragą. Sugalvojau, kad mėginu varyti į Pragą. Žodžiu, aš čia įlipau į tokį kalną, kad jūs neįsivaizduojat. Ten žemai yra centras, kuriame buvau. Ir dabar aš dar net nežinau, čia rodo, kad į Prahą kelias yra. Bet jeigu čia blogos spotas yra laukti, aš nusišausiu tikrai. Buvau švarus, tai va tą pirmą žodį noriu pabrėžti. Tai dabar tai žiauriai piktas. Ja, tai ką sakiau? Ką sakiau, taip ir yra. Čia vapšė ant įsibėgėjimo juostos vėl aš stoviu. Nieks man čia niekada nesustos. Ir reiks vyniot atgal. Autobusas mane padropino. Žiauriai blogai, į žiauriai blogą vietą. Nu, pasižiūrėsim, kur čia nuves. Nu ką, turime naują kelią link Prahos. Žodžiu, pavežė tokią porelę, kai visą laiką nemoku filmuoti vietų ir laiku. Labai skubėti reikia visą laiką. Bam, sustoja, bam, greitai. Čia toj kišenį, kol išsitraukiu tą, tai užstringa jinai. O ten, kai stovi, stabdo eismą, greitai turi ten mest tą kuprinę. Ir dar nenori kišti veidą tos kameros. Dar aš tai kažkaip man nepatinka. Marius ir Klara buvo. Jau esu už miesto. Ir, vos nepamiršau. Ir Marius man davė 5 euro. Jej! Tikėkimės, kad sustos kas nors man čia ir paveš iki Prahos. Jau turim vieną. 40 km rysim. Su šito biču. Dabar vėl kažkokią čia atvariau parkingą, atvežė mane. Tai manau bus neblogai. O, lietuvis. Haha, lietuvis važiuoja, geras. Blemba, einu to lietuvio paklaus, gal bus bairis, gal važiuoja į Prahą, pavežtų mane. Blemba, pamačiau, kad lietuvis, galvojau, pakalbinsiu. Ai, ne lietuvis. Rusas. Nu ką, paėmė mane, kakoje įmė? Stepan. Stepanas iš Ukrainos. Varom į Prahą. Gerai, čia su Stepanu. Stepanas, spėkit, kas čia. O, va. Prie ko priveda, radom ir kabelį, kurie ieškom. Seniai, ką aš čia įsivėlęs. O, for strong man, no problem. Будь здоровы.
Šoka kartu su muzika. Добре, чекаю відео на YouTube. Thank you. Davai. Irgi sako, aš neįsivaizduoju, kaip mes susišnekėjom, bet kažkaip susišnekėjom visą kelią, nors jisai visą laiką ukrainietiškai kalbėjo, o aš rusiškai ir biški angliškai. Aš sakau, dažnai tipo pavyzdžiui tokius kaip aš, pakeleivis. Sako, tu pirmas. Oho, sakau, tai garbė man. Sakau, o kodėl tu mane pavežėjai? Sako, nežinau, sako, įdomus pasirodėjai. Eisim į Prahos centrą. Žodžiu, aš čia esu Prahoje dabar. Ir man tokia idėja kilo. Nes kur miegoti reikės? Šiąnakt reikia susiderinti vietą. Ir dabar žiūriu, kad čia vidury miesto yra kažkoks sodas. Tai taikus italų renesanso stiliaus parkas. Aš atsimenu, sakiau, kad noriu side questus daryti, misijas, tokias, kad miegoti ekstra vietose. Ir dabar galvoju, jeigu man pavyktų ten pernakot, tai būtų kieta. Tai va tokia mintis, reikia ją pavirškint, pasižiūrėti, ką galima bus padaryti. Nu, esu šitam parke ir jisai tikrai nėra mažas, bet nežinau, pradėjo suktis mintis, gal pasimti tiesiog šiąnakt pernakot kažkokią vietą, kad atsigaivint. Parkas, kur kalbėjau, kad būtų visai fainai gal nakvot, ten tiesiog tokia viena gatvė, praeini tą vieną gatvę ir po to skardžiai vien. Tai nėra vietos ten įsitaisyt kažkur, kad ar nematoma ir dar kažkaip. Žodžiu, sėdėdamas radau čia, kur eisiu. Pasiėmiau kažką už 3-7 euriukus. Eisiu, išnaudosiu visą karštą vandenį. Here is password for Wi-Fi. Key, which works also for the main doors. Pick up by stairs. Okay, thank you very much. You're welcome. Nu, ką, žinau, šitoksai rusų palikimas man labai. Lukas Ekspeditorius. Booking'e rašė euras, čia jau jinai 2 paprašė. Eik, tu savo paskutinį. Ai. Gerai bus. Viskas yra, ko reikia. Pamiegojau porą valandų, jaučiuosi lyg tai sirgčiau. Einu apsirengsiu, išeisiu biškį į miestą, eisiu karštos sriubos suvalgyti, arbatos šiltos atsigert, pasivaikščiot biškį. Ta prasme, kokia laisvė yra be kuprinės. Toks lengvas jaučiuosi. Susiradau tokią gruzinų vietą. Tai galiu pasakyti, kad barščiai tai bomba čia. Žiauri bomba ir jau kilomai vieta. Tai sumokėjau gal 17 eurų, gausiu 5 chinkalius, barščius su hačipuri. Bet super labai gerai. Faina jauki vietelė. Okay, spasibo for everything. Madloba. Magloba? Madloba. Madloba. На грузинском Madloba. Madloba? Окей. Карди хинкали. Окей, все. Bye. Bye. O dabar einam biškį po miestą.
Ir štai žiupsnelis Prahos. O čia mano vieta. Žodžiu, mėginom palaikyti tradiciją toliau su alum. Gerai, ne. Čia toksai boomerių, visiškų boomerių, vienas boomeris, taip. Nu, tokį tipo nusikalę vyrai, kur lievas gyvenimas ir ateina išlenkti su draugeliu po bokalą ir vyriško estrogeno debesyje jie visi paskęsta ir pasileidžia plaukų. Underground. Hey, man. Is it okay to film? Yeah, it's fine. Yeah? Can I get like something national from the barrel? How much is it? It's 47. Sorry. How much is in euros? 47. That's euro 25. Euro 25? To check out, €1 and 88 cents. Euro 88? Yeah. Wow. It's a dream country. Yeah. Wow. Yeah, thanks, man. 2 euriukai alus, bokaliukas. Okay, nu, pabandom. Geras, bet tas pats pilsneris. Vėl prašaunu su alum. Iš bačkos, bet tas pats pilsneris. Bet geras. Skanus. Rūsys. Kaip darykla. Nu va, atsigėrėm aliuko. Labai skaniai, už 2 euriukus €9. Belė kaip gerai, belė kaip gerai. Pakalbėjau dar čia su vietiniais čekais. Pašnekėjom, paplėpėjom, šilti bachūrai. Šiltesni žmonės apskritai čia. Tai dabar viskas, mano akis jau merkėsi, labai noriu griūti į lovą. Čius.